Ar Artizint kapsulės tikrai veikia? Ar verta pirkti 2026? Ir ar Artizint kapsulės skirtos jums? Ar jos gali padėti jūsų atveju? Apie visą tai kalbėsiu šioje išsamioje Artizint kapsulių apžvalgoje. Sveiki, aš esu Sofija ir šiek tiek pakalbėsiu apie šį papildą. Žinau, kad daugelis žmonių turi abejonių dėl jo, todėl esu čia tam, kad atsakyčiau į šiuos klausimus, bet taip pat pasidalinčiau svarbiu įspėjimu, kurį turite žinoti prieš jį įsigydami. Pasak gamintojo, Artizint kapsulės padeda kovoti su sąnarių skausmais, artritu ir osteoartritu, mažina skausmą bei tinimą ir padeda atkurti sąnarius bei audinius, visa tai natūraliu būdu. Artizint kapsulėse yra natūralių gliukozaminoglikanų šaltinių ir kitų natūralių ingredientų, kurie veikia sinergiškai, padėdami mažinti uždegimą, atpalaiduoti raumenis bei palaikyti sąnarių ir raiščių sveikatą. Jos padeda jautriems ir skausmingiems sąnariams, mažindamos uždegimo simptomus. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kur perkate produktą, nes šiuo metu rinkoje yra daug klastočių. Pirkite tik oficialioje svetainėje, kad būtumėte tikri, jog įsigijate originalų produktą. Kad jums būtų lengviau, oficialios svetainės nuorodą paliksiu šio vaizdo įrašo aprašyme. Pirkite tik ten. Bet ar Artizint kapsulės tikrai veikia? Sąžiningai kalbant, jos gali padėti sumažinti sąnarių skausmus ir pagerinti judrumą, jei turite lengvesnių problemų, tokių kaip uždegimai ar nedideli sąnarių pažeidimai. Tokiu atveju jos tikrai gali padėti. Jei turite rimtesnių sveikatos problemų, kreipkitės į gydytoją. Ar Artizint kapsulės turi šalutinį poveikį? Kadangi tai yra natūralus papildas, jis paprastai nesukelia šalutinio poveikio. Tačiau jei turite rimtų sveikatos problemų arba vartojate receptinius vaistus, prieš vartodami pasitarkite su gydytoju. Taigi, ar verta išbandyti Artizint kapsulės? Jei ieškote natūralios pagalbos sąnarių skausmams mažinti, verta jas išbandyti ir stebėti, kaip jos veikia jūsų atveju, nes rezultatai gali skirtis kiekvienam žmogui. Ir jei nuspręsite jas išbandyti, oficialios svetainės nuoroda bus šio vaizdo įrašo aprašyme. Tikiuosi, kad padėjau jums priimti labiau apgalvotą sprendimą. Iki kito karto.